Labadiena, gerbiami opozicijos televizijos žiūrovai. Su jumis laida Pašnekesiai su Adu Jakubausku. Studijoje žurnalistas ir kolekcininkas Vilius Kavaliauskas. Labadiena, mielas Viliau. Sveiki. Praeitoje laidoje kalbėjome apie tarpukario aktualijas. Dabar norėčiau pašnekėti apie nūdienos valstybės reikalus. Taigi, visus mus krečia tas, sakykime, nacionalinio stadiono tas dalykas, ta afera. Ir, sakykit, jūsų Facebooko paskyroje perskaičiau apie vaikų darželį 300 vaikų už 160 milijonų eurų. Gal galit paaiškinti, ką turėtų omeny? Na, žinot, visuose dideliuose miestuose trūksta vaikų darželių. Tai čia labai graži buvo idėja, gal iš karto 300 vaikų užganėdinti, kad galima bus, aiškiai, bus kur juos padėti. Tik man visiems sunkiai suprantama, aš įsivaizduoju vaikų darželis, tai turi būti toksai, kur vaikų darželis, tai yra ten kokie ten tų 50 vaikučių ten, kurie žino, kad žino, kada atsigulti, kada miegoti, kada ten jos iš už rankutės pasivedžioti. 300 vaikų darželio aš nelabai įsivaizduoju. Ir nelabai įsivaizduoju būtent toj vietoje. Tu žinot, aš galvoju, ką vaikai veiks stadione. Bet palaukit, Viliau, Jie stadione. Stadiono kompleksą vaikų darželis įkomponuotas? Nu taip, tai žinot, aš kaip galvoju, vaikus reikia būtinai išvesti pavaikščioti. Žinai, kad buškio oro įkvėptų čia. Ir aš tada įsivaizduoju juos visus, ten, kaip pas mus šniūras, visi susėmė už to šniūro ir išeina į žalėją vėją, kur stovi vienam gale futbolo vartai, kitoje irgi futbolo vartai, ir jie apsiginklavę tais kastuvėliais, reiškia, pradeda knistis ten po tą žalę vėją. Jiem turi kvėpuoti, jeigu juos išvesti ir laikyti ant kokio nors rūbinėse ar ką, tai čia nėra prasmės buvo. Tai kam tas statyti? Vaikų darželis turi būti tam tikras visiems pabuvimas šiek tiek gamtoj buvo. Ką jie veiks tam stadione? Bet tai įsivaizduokit, kam kilo tokia idėja? Idėja tai, idėja, tokia, patys save apsigavom. Žinot, iš pradžio, kai ES mums pradėjo siūlyti visokias lėšas, kad mes su tokius projektus, tokius galim parengti, pas mus iš karto sakė, reikia pagalvoti, kad jie pastatys, apgauti ES, pastatyti stadioną už ES pinigus. Bet ES stadionų nestato. Todėl nėra nei sporto komisaro, reiškiasi, europinio ten visą kitą. Tai yra valstybių, reiškiasi, vidaus reikalas. Jie už savo pinigus tą turi. Ir mes padarysim stadioną, tik jį pavadinsim kitaip. Mes jį pavadinsim daugiafunkciniu ten to pastatu. Ir tam daugiafunkciniam pastate bus, kad juos sugraudintos europiečius, bus vaikų darželis 300 vietų. Ir dar, žinot, nebus ne tik vaikų darželis, dar bus muziejus. Įsivaizduojat, muziejus, dar muziejus bus. Stadione. Ir dar bus parduotuvėse, ten bus kirpyklos, ir visa kita. Ir aš dabar galvoju, aš įsivaizduoju, kad, gerai, vaiką dar gali, mėginti atvežti, nors įsivaizduoju, atvežti tą beprasmišką tokį milišką gargarą, kur bus vaikų darželis, 300 vietų. Bet muziejus, koks muziejus? Tai pagal tą tarsi pavadinimą ir visą tikslą, tai sakytum, bus Lietuvos sporto muziejus. Jisai yra jau. Jisai yra Kaune, yra labai prižiūrimas, tvarkomas, sakau, ir žinot, kauniečiai yra tokie žmonės, kad jie tą jau muziejaus nebetiduos. Tai pasakytum, išvežkim iš Kauno karo muziejų į nacionalinį stadioną. Klausykit, tai baigsis pilietiniu karu. Ir dabar, pavyzdžiui, paimti sporto muziejų iš Kauno, kur Kaunas yra sporto miestas, kur yra Žalgiris, kur yra ten halė ir dar visa kita, tai ten reikia siųsti tankų diviziją. Bet mes neturim šiuo metu tankų. Dar ir divizijos neturim. Bet aš manau, kad tankus mes nupirksim greičiau ir diviziją sukursim greičiau, negu pastatysim stadioną. Nes aš kažkaip manau, kad tai yra užburta vieta ir toks juodas taškas, kaip ten, kas ten sakė, kad čia G taškas Vilniaus. Pradėjo Nasvyčiai 85 metais ir ta epopėja. Ne, čia tiesiog yra, žinot, kai kažkoks kosmose ten yra skylė, kur ten pakliūna ir dingsta viskas. O už kiek Kaunas pasistatė beje?
Aš manau, kad ten apie 30 milijonų yra. Tai, bet kokiu atveju tai ir daugiau negu 5 kart pigiau, negu šiuo metu planuojama. Aš manau, kad jeigu iš tikrųjų kada nors Vilnius pastatys, tai pastatys, tikrai, ką Vilnius moka kelti kainas. Ir žinot, tas kainas kelia ir galvoju, aš vis galvoju, iš kur jie tos pinigus jums? Taigi, galo, žinot, viskas sueina į žmogų, į mokesčių mokėtojus, į tą, reiškiasi, futbolas ir galių, ar dar kas nors, kuris ateis, ten mokės kažkokią astronominę kainą už bilietus, nes stadionas kainuos tiek, kad ten, žinai, kiekviena vieta bus, nežinau, milijoninė vertės. Ir šis, tas viskas statoma kažkaip, statoma ir galvojam, kaip čia toliau bus? O dabar perskaičiau, kad 35 sėdimom vietom bus vienas parkingas. Tai reiškia, vienas žmogus atvažiuos su mašina, o 34 turės ateiti pėsti. Bet eiti į tą kalną, bus sudėtinga. Žinai, visuomeninis transportas. Su visuomeniniu transportu aš nesu įsitikinęs. Visuomeninis transportas kainuoja ir labai daug kainuoja. Ir kad vienu metu suvežti ten 20 000 žmonių iš karto, tai reikia turėti nepaprastai galingą miesto transportą. Tai reikia pirmiausiai turėti metro. Čia aš atsimenu ten kokiam didelį miestą, bet ar New Yorkas, ar ten Paryžiuje, ar ten Madride. Pavyzdžiui, aš gyvenu Madride prie stadiono. Ten visus priveža metro. Maskvoje lūžnikai, visus uždaro visą miestą, kad tiesiai traukiniai važiuotų ten prie stadiono, niekur nestodami. Pas mus tos sistemos nėra. Tai mes šito negalim pasakyti. Ir iš vis pasakykit jūs man, o kam jis iš vis reikalingas tas stadionas Vilniuje? Jeigu yra visos tarptautinės varžybos vyksta ten, Kaune, dabar sako, ne, mums reikia pastatyti 3000 daugiau, kad perspjautum Kauną. Ar tai yra vienintelis argumentas? Tai Lietuva antiek yra maža, mes norėjom statyti aerouostą tarp Vilniaus ir Kauno, kad galima būtų ten tarsi pragmatiškai galvoti. Čia vietoj antipragmatiškumas. Ne, mes dar 3000 sudėsim, dar dvigubai pakelsim kainą tą stadioną, tai tada jau bus palaima. Kokia palaima? Kieno sąskaita? Aš nemanau, kad jeigu Avuliui reikės statyti iš savų pinigų, pavyzdžiui, tai sakys, eikit į galą, čia beprotybė, čia tiesiog nėra prasmės statyti. Bet kadangi tai bus mokama iš valstybės pinigų, tai yra, o valstybė tai kas? Tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Tai mokesčių mokėtojų pinigų galima bet ką daryti. Čia galima kosminį kosmodromą pastatyti ir sakyti, bus dabar, žinai, mes, kaip sakė mūsų ūkio ministrė, kad mes dabar įsisavinsim kosmosą. Gali būti. Tik nespėsim iki rinkimų. Stadionas už 100 milijonų, bet neturim Vilnius slėptuvių. Tai be ko, mes daug ko neturim. Žinote, aš galvoju, neugi pas mus nėra, aš turiu problemą su šeimoje, man reikia su vežimėliu kartais išvažiuoti, reiškia, pabandykite išvažiuoti žvėrynę, nuvažiavimų nėra. Tu gali žmogų išversti iš vežimėlio. Tai išvis, ir tai mes vaidinam Vilniuje, žinau, kažkokius tai nieko neturėdami, o tai, kas reikalinga šiandieniniam gyvenimui, kasdieniam gyvenimui. Čia, žinau, tas 300 vietų vaikų darželis su muziejum. Ar čia tikrai tas jau mūsų čia paskutinė svarbus. Aš klausiausi vieno iš mūsų normalių politikų, kurie sako, buvusio vieno iš premjerų, sako, tai, o ką mes ten statom? Taigi jeigu futbolo varžybos visą Akropolį reikės uždaryti, nes tikrai nebus nei kur mašinas pastatyti, nei kaip privažiuoti. O sako, prie Naujos Vilnios yra 15 hektarų sklypas valstybinis, kuriame galima drąsiai padaryti. Ten privažiuoti, kas nori, gali ir visą kitą. Aš visur buvau, aš New York'e gyvenau tiek metų, visi stadionai už miesto. Į New Jersey važiuodavo žiūrėti ten kokių nors svarbiausių dalykų. Ne miesto centre, kur yra, arba galiai, jeigu ten yra, tai viskas pragalvota. Ten visuomeninis transportas, kad metro, New Yorkas, Avėjus, tai daug dėvė, visur akimirksnių gali bet kiek žmonių privežti ir išvežti, reiškia. Pas musgi to nėra. Zykus amžinatilsį buvo svajojo apie tą metro. Gal buvo ir protinga idėja, bet žinoma irgi per daug tuo metu kainuojanti.
Bet dabar to nėra, tai gyvenkim iš to, kas yra. Ir tikrai tas aš net ir jie visi, vat, kur planuoja, tai galvoja, nu jie visi vienadieniai kažkaip tai. Jie žino, kad prie manęs to nepastatys, mes čia tik tai pradėsim, gal išdalinsim draugam kokius nors užsakymus arba dar kas nors, bet ir viską, o toliau ko baigsis, tai nesu. Kaip rusiškas, sako, svarbiausia įsivelti muštynės, o tada jau žiūrėsim. Tai va čia lygiai taip pat su to stadionu. Ar iš tikrųjų, man tai, pavyzdžiui, aš tai pirmiausiai paklausiu Benjamino Zilkevičiaus, ar iš tikrųjų Vilniui mes jau esam prinokę turėti ir futbolą gerą pasaulinį lygį, reiškia. Aš atsimenu Žalgirį prie Benjamino Zilkevičiaus, tai buvo iš tikrųjų pasaulinis lygis, iš tikrųjų tai buvo didelis net ir mūsų patriotizmo šuolis. Pirmas praktiškai tas visas gražios demonstracijos tai vyko Žalgirio stadione, po pergalių prieš kokias kitas komandas. Ir gal net ir, sakyčiau, ir atgimimas gal dalinai prasidėjo nuo futbolo, ne nuo nieko kito. Bet dabar jau situacija yra kita, tai gal nėra. Kartais galvoju, gal ir futbolui nereikia tokio stadiono prabangaus, kuriam neleis niekas žais, nes ten vaikučiai žais ant žaliuose. Pas mus visi, pavyzdžiui, plaukikai visus pasaulio čempionų medalius gavo tada, kai nebuvo vandens baseinuose. Tai gal kartais, aš nesakau, kad to reikėtų daryti, bet šitas yra visiškas tokius neūkiškumo ir netgi, aš sakyčiau, korupcijos pavyzdėlis, nes viską šnekam, viską keliam, niekas nepaskaičiuota, tokia viską, pakelkim dar kažkiek tai procentų, nes čia visiems brangs viskas. Tai palaukit, ne tai... Bet klausyk, Vilniečiai ramiai nuryja tą piliulę, pastebėjai, kažkaip niekas nekreipia dėmesio ypatingai. Matai, visas mūsų iš vis gal žmonės, aš nežinau, ar jie bijosi kažko, tai, žinote, aš tai visiems piliečiams pasakyčiau, perskaitykit Konstituciją, viskas tam parašyta. Jeigu jums nepatinka valdžios veiksmai, jūs galite per savo protestus pareikšti konstituciniais būdais, išeiti, pašnekėti, demonstracijos, tai daug ką galima pasakyti. Žmonėms pasakyti, kai jie pamatytų, kad tai yra šita yra idėja, tik jų idėja ir kad tai visą tai ištušins visų mūsų kišenės galų gale. Jeigu ne dabar, tai mūsų vaikų kišenės, nes jie, ko toliau dar už procentus mes mokėsim, nežinia kiek. Tai nedarytų tokių. Yra Vilniuje tikrai, ką galima padaryti, gal ir nedidelio, bet kad būtų kuo arčiau žmonių. Čiagi šitas stadionas ant kalno, jis nebus arčiau žmonių, jis bus labai toli nuo mūsų. Ir aš neįsivaizduoju tėvų, kurie veš vaikus į tą darželį. Neįsivaizduoju. Vietoj to, kad nuvestų už rankutės į gretimą darželį, už vieno namo, tik tai reiškiasi, tai jie Vilniai žino kažkur tai veš per visą miestą, kur yra kokie kamščiai bus į kalną, nuo kalno. Visi mes žinom, važinėjame, jau dabar kamščiai Vilniui tokie, o jeigu dar pastatys tokį tašką, tai aš net neįsivaizduoju, kas bus. Aš dabar, Viliau, norėčiau tavęs kaip žurnalisto paklausti. Dabar labai madinga kalbėti apie neapykantos kalbą. Kaip tu manai, ko gresia neapykantos kalbos sujuridinimas? Už kiekvieną žodį pasakytą gali tau, arba sakinį net pasakytą gali tau apkaltinti kaip neapykantos kalbos kurstymą. Aš nežinau, yra baudžiamajam kodekse yra visokiausių straipsnių, karo kurstymo, ten visokių kitokių. Aš galvoju, ar mes tuos laikomės, ar gal čia vėl kažkokia sugalvoja tik tai tam, kad, reiškia, čia tokį, pagazinti kažkokio eilinio apribojimų pridėti. Aš galvoju, žinot, mūsų paprastas dalykas yra, sakau, konstitucija. Turim puikią konstituciją, o dabar ir kaip tik žiūrėjau tokį filmuką, kai buvo konstitucija, kai buvo tikrai nelengva padaryti, ir mes ją turim, ir konstitucija yra gera konstitucija, ir valstybė yra labai didžiulis turtas. Pažiūrėkit, vokiečiai yra savo kontražvalgybą, yra pavadinę Verfassungsschutz, konstitucijos apsaugos tarnyba. Suprantat, jiem ne taip svarbu, ar ten prieš jų, ką nors, taip sakant, valstybė daroma, o kas prieš konstituciją daroma, kur pažeidinėjama konstitucija. Jeigu tu paimsi mūsų konstituciją, skaityk iš eilės visus straipsnius, yra tokie įdomi. Ir kartais mes užmirštam savo teisės, kurios yra parašytas, įtvirtintas konstitucijai.
Ir dabar, sakyčiau, mum netgi, aš galvoju, aš dabar netgi, atsiprašau, gal biškai nutolsiu nuo tos temos, bet mes dabar šnekam apie tą visokias piktnaudžiavimus, sakysim, tarybose, bet tame tarpe Seime. Seimas priiminėja įstatymus, kaip žmonės turi gyventi, kaip mes turim gyventi. Bet jie savo nusistatė visai kitokią tvarką. Ir darbo teisė. Pavyzdžiui, žmogus yra išrenkamas, pavyzdžiui, į Seimą 4 metam. Tai yra riboto, tam tikra, ribotos terminas. Piliečiai pasamdo 4 metams sutarčiai. Tave priima dirbti, pavyzdžiui, vesti kokią laidą, aš atsimenu, Baltijos televizijoje irgi turėjau tokią laidą, vedžiau, tai buvo, pasirašiau sutartį, ten buvo 1 metams, padariau 200 laidų, ir pabaigiau. Buvo tiek sutartį. Ir padarai visą kitą, ačiū, pablajo to per petį, viskas tvarka. Jiems kažkaip išeitinė pašalpa. Kokia išeitinė pašalpa? Tu jūs man parodykit kokį UABą, kur tave priima 4 metam darbų, iš anksto pasako, tu pasirašy, kad 4 metam ir tau išmoka išeitinę pašalpą dar po to. Tu gauni algą 4 metus ir žinai, kad tau pasibaigs 4 metai ir tu ieško kito darbo. Yra normalu. Ne, jie čia va šitą. Jie dar padaro, kad jeigu tu dirbi tam darbę, tu išeidamas gali pasimti va šitą stalą. Iškėsi dar va tas visas kameras, lempas gali dar pasimti. Žinai. Ne. Taigi, nerasi tokios kitos įstaigos, kur taip kaip būtų. Aš dirbau, aš 5 kartus buvau priimtas į vyriausybę ir 4 kartus buvau atleistas. 5 kartą aš pats parašiau pareiškimą ir išėjau. Tai, kai mane priima į darbą, mane įsišaukia, į kadrų skyrių, duoda telefoną, pasirašau, kad gaunu telefoną. Telefonas, aš neatsimenu, 5 kartų, gal 4 kartus gavau naudotą telefoną, ne naują, nors buvau premjero patarėjas, tai tarsi naujus turėtų, bet ne, duoda kas tuo metu yra. Tai ir po 4 metų, aš ateinu į kadrus, atnešu savo, tą visus daiktus, ką aš buvau gavęs iš kompiuterį, visą kitą, viską atsiskaitau, uždedu man štampuką, kad aš esu atsiskaitęs ir visą priduodu telefoną, negalėjau jokių būdų pasilikti numerio, netgi nieko negalėjau pasilikti, viskas atidirbta, normalios valstybinės institucijos dirba, viskas gerai. Išimtis Seimas. Kaip gali būti išimtis tokia? Kaip gali būti? Tai dabar tas veikėjas, kuris dabar užteisiamas už vaikučius, pasirodo, net tas pasiėmė ir negrąžino Seimui. Ir niekas iš jo net neketina išreikalauti. Nors jisai jau nebe Seimo narys. Ne Seimo narys, tai yra paprasčiausiai, aš taip iš karto traktuočiau kaip vagystę, nes jeigu tu pasisavini valstybės turtą, kuris tau nepriklauso, tikrai negali būti parašyta, kad visą tai, ką mes jums nupirksim, viskas bus jūsų. Bus valstybės. Ir turtas, kurį gauni tam metui naudoti. Gal gali tą telefoną po metų jam jau keičia į kitą. Tai palaukit, kodėl aš nešioju mano telefonas ir nežinau, 10 metų ir sveikia. Ir viskas tvarkoja. Kai kurie Seimo nariai dėja keitė labai dažnai. Tai ir šitas. Čia grįžtu atgal prie tos neapykantos kalbos. Čia, žinot, aš net neįsivaizduoju. Taigi čia, jeigu tai pasižiūrėjus, čia yra cenzūros atstatymas. Jeigu taip, kas bus tas teisėjas, kas nustatys, ar tu čia piktai šneki, ar štai. Tai savotiška cenzūros atmaina? Taip, nes nedaug dievo, o ko aš labiausiai bijau, tai cenzūros. Gal todėl, kad aš profesijos tos esu žurnalistas, aš jau mačiau, ką aš atsimenu. Bet tu asmeniškai nebijai kalbėti, kad tau pripaišys neapykantos kalbą? Visko gali būti. Aš kartais, aš rašau, žmogus, aš rašau į Facebooką, tai kartais galvoju, gal aš kai kur perlenkiu, gali būti, aš esu žmogus, aš esu klystantis. Ir jeigu paskui tą mano klaidelę iškels iki nusikaltimo lygmens, tai paskui aš nelabai norėčiau sutikti tada, Mes jau tikrai tokio emocijų gal vedini galim pasakyti.
Aš šiandien sakau, aš išgirdau apie Tuminą ir man sakau, nebuvom giminės, bet žmogus, kuris, aš manau, kad mano valstybė, mano visuomenė ir mano kultūrai buvo labai svarbus. Bet kiek dergia tą žmogų. Jo, tai gerai, ir aš kai perskaičiau šiandien Delfio, reiškia, atsiliepimus. Ir jis prasideda, galų gale nustypo Kremliaus šuo. Apie mūsų didžiausią kultūros veikėją. Įtvirtintai, platintai, populiarintai. Ir niekas, aš tai nežinau, kaip aš tą Delfio vietoj vis dėlto, ar jie gal irgi bijo, kad jie gali būti apkaltinti cenzūrą, bet jeigu iš 20 atsiliepimų 18 tokie buvo. Rimas labai sirgo ir vėliau paskutinis jo darbas buvo Paryžiuje, taip, jeigu neklystu. Jo, jis buvo jo Izraelio teatras, kuris pastatė Aną Kareniną. Ir iš tikrųjų tai buvo, žinai, aš tai be abejonės aš jį laikau, kad Lietuvos kultūros, jisai yra kūrėjas, nors jisai buvo, tai ir buvo žmogus toks virš visko, bet tai lietuvių kultūrai netrukdo niekas pakilti aukščiau. Ir jis ją kėlė kuo aukščiau. Ir kai Izraelio teatras hebrajų kalbą rodė Prancūzijoje Aną Kareniną, o prancūzų spauda į tai įvertino kaip Lietuvos kultūros pasiekimą, tai viskas. Tai rodo mūsų lygį. Kiek mums reikės dešimtmečių sulaukti kito tokio atveju. Ir kai rašo, kad Kremliaus šuo nustypo. Tai tokie rašo, aš galvoju, Jėzus Marija, kas pasidarė su mūsų žmonėm? Kultūra vėliau finansuojama iš likutinio principo, ne? Ko laukti, kada į kultūrą kaip į podugrą žiūrima? Čia tai buvo, žinai, visuomet, kai dalina tos postus, tai visuomet, žinai, tie visi ministrų kėdės įvertintos balais, ten susiekimo ministras 3 balai, ten ūkio ir investicijų 3 balai, ten užsienio reikalų ministras, gal 2 balai, nes nežinau, kultūros yra 1 balas, ar gal iš vis be balų. Ir taip, kai dalinasi partijos, tai ten suskaičiuoja, sako, tai jau tu gausi tą partiją, tą, ir gal leidžia vieną vietą, kas norit, pasimkit šią dyką jau. Taip toks. Ir paprastai tai būna, paskutiniai visi ministrai jau tokie ir buvo. Aš žinau, kartais mes su Romualdu Budriu vežėm iš New Yorko tą Arbitblatą. Ir kadangi muziejus neturėjo pinigų viešbučiui, tai mūsų Valdemaras Sarapinas, generalinis konsulas, apgyvenino tokiam nešildomoj palėpėj, reiškia. Labai ačiū Valdemarui, jis tikrai daug padarė, mums sutaupė pinigų, nes iš tikrųjų pinigų nebuvo. Už ką vežti, vežėm už privačių žmonių paramą, reiškia. Ir buvo labai šalta miegoti, buvo sausio mėnesis, tiesiog šalta buvo miegoti, tai mes visą naktį su Budriu kalbėjom. Ir aš jam sakau, kad paprašiau išvardinti, kiek kultūros ministrų jis pergyveno, būdamas nacionalinio dailės muziejaus direktorium. Jis suskaičiavo 18 ir sako, galimas daiktas dar kokie 2-3 gal buvo, bet aš jau jų nebeatsimenu, nes matyti nieko jie nenuveikė. Tai ir tai rodo, žinot, taip dažnai tas keičiasi ir ar tas ministras, kuris ateina, ar jis spėja ką nors padaryti kultūrai. Tai ir yra klausimas. Budrio pavardė liko, bet ministrų turbūt mes ne visų žinom. Ir visi, aš irgi taip galvoju, svarbu yra padaryti kokį gerą darbą, o žinai, kas tuo metu ministras buvo? Tai jeigu ministras to ir įsirašo, tik tai savo darbais, o ne pareigybė. Pareigybė yra 0. Aš irgi visokių pareigybių savo gyvenime turėjau ir nebūtinai jomis didžiuojuosi. Aš didžiuojuosi tais darbais, kuriuos aš padariau. Aš dažniausiai padarydavau tus darbus tada, kai neturėdavau jokių pareigybių. Prieš tave čia buvo mūsų fotomenininkas ir dailininkas Rimantas Dichavičius. Ir pabaigus laidą jisai pasakojo apie vieną iš savo knygų, kurią jisai rengė 10-metį.
ir pristatė kultūros ministrui ir paliko tą knygą ir kultūros ministras nesugebėjo per mėnesį, per 2, per 3 atsakyti ir netyčia jis jį sutiko parodoj. Ir tu žinai, ką kultūros ministras pasakė? Rimantai, ką jūs šiandien prie manęs nedarbo metu? Taip, man buvo šokas. Aš tai vis galvoju, viską prisimenu ir Dichavičių, kuris buvo mano fotografijos dėstytojas, kai studijau žurnalistiką, tai 68 metais, tai šiek tiek metų atgal. Ir aš lygi šiol, tiesiog dievinu jį kaip pedagogą ir kaip menininką ir sakau, mus visus, tada, kaip po to, kai jis mums dėstė, tai visas mūsų kursas, taiga, kuris sakė, būsim žurnalistais, rašančiais apie partijos darbus, taiga, už mėnesio visi sako, visi mes būsim fotografais, kurie fotografuos žmonės. Tai va, Dichavičius ir kokia baisė skola Lietuvos valstybė turi Rimantui Dichavičiui. Jį nubaudė 3,5 tūkstančio eurų bauda už tai, kad jisai nesutiko, jisai tiesiog buvo padavęs į teismą tą sprendimą, kad turi būti statomas bunkeris, o ne Vytis Lukiškių aikštėje. Ir jie, teismas buvo toks, kad jie priėmė sprendimą, kad reikia statyti bunkerį ir tie, kas ten, taip sakant, siūlė kitaip, buvo nubausti. Ir jam reikėjo sumokėti teismo išlaidas 3,5 tūkstančio eurų. Ir jisai gavo antstolio įspėjimą, kad jeigu pinigai nebus sumokėti, tai bus areštuotas jo turtas, archyvas ir panašiai. Ir kai jam nieko kito nebeliko, kaip sumokėti. Ir dabar, įsivaizduokit, teismo sprendimas, kad turi būti statomas bunkeris, nubaudė, Dichavičius pervedė pinigus ir iškeis sąskaitą, nežinau, ar teismo, ar ten kokios institucijos, ar teisingumo ministerijos. Bunkerio niekas nestato. Tie patys suprato, kad tai buvo visiškas blūdas, Vytį išbrokavo, šiandien jau pro aikštę, tokia plyna aikštė, vaikšto kažkokie tai, matosi, užsieniečiai, tokie užsieniečiai, kur darbo dabar ieško, matyti, atvažiavę, kokie ar migrantai nelegalus, ar legalus, nežinau, bet jie dabar ten vienintelė vieta, kur būrėsi, tai Lukiškių aikštėje. Ten, kur turėjo stovėti Vytis. Gal kur turėjo stovėti bunkeris. Aš netgi dabar noriu, kad tą bunkerį pastatytų, nes net ir durnystę reikia žinoti, kad tas bunkeris stovėtų ir žmonės praeidami sakytų, buvo tokia valdžia, kuri šitą pastatė. Sugebėjo tik tą padaryti. Tai jie dabar patys įsigando, jie nieko nepadarė. Jie tik iš Dichavičiaus 3,5 tūkstančio paėmė. Iš tokio menininko, kuris visą gyvenimą savo atidavęs Lietuvai, ar dabar dar iš jo dar papildomai pinigus paėmė. Taip. Tai, mielas Viliau, kaip nebūtų liūdna pabaigti tokią gaidą, bet laida priartėjo prie savo loginės pabaigos. Tai palauk, aš noriu, tada tau biškiu pakeisiu. Aš tada gama reklamos biškiu. Prašau. Paroda yra Valdovų rūmuose, aš tiesiog kviečiu žmonės ateikit pasižiūrėti tą parodą. Jūs pamatysit Baltijos valstybių laisvės simbolius. Latvija, Estai ir mes. Mes 19 metais kartu kūrėm valstybės, kartu steigėm savo ženklus, savo simbolius. Tie simboliai yra ir dabar labai svarbus. Ir mums visiems trim, ir Lietuva, ir Latvija, ir Estija. Ir kiekviena valstybė savaip biškai žiūrėjo, vieni daugiau, bet visos 3 valstybės savo simbolius gerbė. Ir kai mes šnekam apie tos simbolius, kurių niekur mes nepalikom, nei Lukiškių aikštėje, labai nėra jų Vilniaus mieste, kur yra Lietuvos sostinė. Nueikite į Valdovų rūmus. Tiesiog pamatysit. Kaina labai nedidelė, pensininkui 2 eurai, dirbančiam žmogui 4 eurai. Pasižiūrėsit. Nusiveskit vaikus. Jeigu reikės, man paskambinkite, aš būsiu jūsų gidų netgi. Tai mano rinkinys, kurį aš surinkau rinkdamas per 59 metus, nuo 65 metų rinkau. Ir visą laiką buvo kryptingai tą dariau. Galbūt biškai sakau, kai kas nesupranta, kaip galima buvo tai surinkti tarybiniais metais. Aš surinkau. Nežinau kodėl, kaip, bet surinkau.
Tai, va, tai tiek čia per reklamą. Ačiū mielas Viliau. Tai iš tiesų smagiai šiandien pasikalbėjome. Kviečiu, mėly žiūrovai, žiūrėti kitas mano vedamas laidas, o šiandieną su jumis atsisveikinsiu. Ačiū labai, ačiū mielas Viliau. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.